Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, nukalėm Latvį, o dabar laukia graikas. Neabejotinai kito lygio varžovas, bet kaip ir visi, su savo pliusais ir savo minusais. Kartu su jais yra ir turbūt vienas iš 3 geriausių pasaulio žaidėjų Giannis Antetokounmpo, kuris kol kas žaidžia absoliučiai monstrišką turnyrą. Bet mes jau pristabdome suomių žvaigždę Lauri Markkaneną, mes pristabdėme latvių puolimą, abiejais atvejais turėdami įspūdingus gynybinius planus. Tad ko dabar mes galime tikėtis prieš graikų antžmogį Giannis Antetokounmpo, Kostą Sluką ir Tylerį Dorsey. Šie 3 žmonės veda graikų rinktinę į priekį. Būtent apie visus graikų žaidimo niuansus ir pakalbėsiu šiame video. Iš tikrųjų tai antras video per 2 dienas, nepripraskit prie gero. Bet vis tiek, dabar labai padėkosiu tiems, kas palaikins šitą video ir prenumeruos šitą kanalą už mano ekstra pastangas čempionato metu. Ačiū jums labai. O jei iš tikrųjų, tai šitas video bus turbūt 90% vien tik tais apie Giannis Antetokounmpo, kadangi tiek, vat jis svarbus yra šitai Graikijos komandai. Ir iš tikrųjų nelabai turbūt sustabdomas. Tu gali tik pabandyti jį pristabdyti. Ir čia yra tas klausimas būti ar nebūti. Ar tu bandysi pristabdyti ir limituoti Giannis Antetokounmpo, ar tu bandysi jį izoliuoti vieną, bet atkirsti visą likusią komandą. Koksgi bus tas Lietuvos rinktinės pasirinkimas? Kol kas čempionate mes pamatėme įvairių versijų. Italijos rinktinė, pavyzdžiui, pasirinko iš pradžių jo nedvigubinti ir laukti, kol galbūt Giannis Antetokounmpo eis į aikštelės galą. Nežinau, kiek yra geras tas sprendimas, nes kartais tiesiog tos pagalbos vėluodavo, kartais neateidavo, kadangi Giannis yra tiesiog toks greitas, aukštas, be galo stiprus ir, be galo didelis ir su tikrai ilgomis rankomis. Tai yra labai lengva pavėluoti ir labai lengva nesuspėti, jeigu tik tu neini dvigubinti iš karto, ir Giannis prieš italus tikrai prisirinko labai daug lengvų taškų, būtent iš žaidimo nugarai krepšį, kas yra turbūt jo pagrindinis žaidimo dalykas šiame čempionate. Taip, jis daro ir kitų dalykų, bet būtent žaidimas nugarai krepšį yra labiausiai naudojamas. Paskutinėse grupės rungtynėse prieš Ispaniją pamatėme kitokį varžovų pasirinkimą. Ispanai ėjo dvigubinti vos tik Giannis gaudavo kamuolį žaidžiant nugarai krepšį ir tą darė iš stiprios pusės per vieną perdavimą. Kuo tai baigėsi? Tai baigėsi berods 7 ar 8 graikų tritaškiais vos per pirmasias 10 minučių. Kol kas Graikijos rinktinė čempionate atakuoja iš toli 46% taiklumu. Čia kalbu būtent apie tą grupių etapą. Nes iš tikrųjų tai kalbu dar prieš Graikijos ir Izraelio rungtynes, tikėdamasis, kad graikai laimės ir kad taip galėsiu greičiau išleisti šitą video. Tad kaip ir sakiau, su Giannis Antetokounmpo tu tiesiog privalai pasirinkti savo nuodus. Ar tu bandai jį dvigubinti ir galbūt kažkiek tikėtis malonės iš kitų Graikijos metikų, o tų metikų tikrai šioje komandoje yra labai nemažai ir dažniausiai net būna 4 vienu metu aikštelėje. Ar tu palieki Giannis žaisti 1 prieš 1 ir leidi jam susirinkti 40-45 taškus, čia jau priklauso turbūt nuo vakaro. Manau, kad gyventi su Giannio taškais, kaip tą bandė pusėje atakų daryti italai, irgi nėra iki galo gerai. Tai yra tiesiog talentingesnis žaidėjas tiek negu Lauri Markkanenas, tiek negu Kristaps Porzingis, vien dėl to, kad gali ir iš vidutinio pataikyti ir yra stipresnis. Žodžiu, visi tie dalykai, kuriuos jau minėjau. Bet tuo pačiu, ispanai jį ėjo dvigubinti visur, jis padarė labai daug gerų perdavimų ir apskritai Giannis yra patobulėjęs kaip pasuotojas. Graikų komanda išlaiko tikrai gana neblogą spacingą, kaip jau minėjau, dažnai visi 4 žaidėjai būna ant tritaškio ir Giannis net ir paskutinėmis sekundėmis, kuomet prie jo limpa 3 žmonės, kažkokiu tai būdu, galbūt dėl to, kad yra super aukštas ir gali dar ir pašokęs apsižiūrėti ir pamatyti virš varžovų galvų, sugeba iškišti tuos labai sunkius perdavimus ir būtent taip graikai pataiko laisvus tritaškius po pagavimo. Iš kitos pusės, dabar parodysiu jums tiesiog kelis metimus, kurisai pataikė, vos ne, kad taip mes žiūrėtume į pikinį Dirką Nowitzkį, tai yra po verpstės atšokus atgal nuo vienos kojos. Tikrai, Giannio judesių arsenalas tame vidutinėje nuotolė ir arčiau krepšio, tu sunkiai gali žinoti, ko tikėtis ir, privalai dengti labai daug skirtingų opcijų. Neužteks lietuviams tikrai čia tiesiog eiti iš priekio, kadangi Giannis Antetokounmpo yra aukštesnis, šoklesnis, gali pasimti tos kamuolius, o ir graikų komandoje yra gerų pasuotojų, tokių kaip Kostas Slukas, kurie gali užmesti perdavimus laiku ir tinkamose vietose, ypač jeigu lietuviai keisis ir bandys eiti iš priekio, kaip tą darė ir su KP, ir su Lauri Markkanenu. Toliau. Giannis Antetokounmpo ne tik žaidžia nugarai krepšį arčiau baudos aikštelės. Jis dažnai pasiema kamuolį ir tiesiog įsibėgėjęs žaidžia nuo tritaškio 1 prieš 1. Čia yra būtina uždaryti prasiveržimo kelius,
atsistoti pagalbiniam žaidėjams iš kitų pusių, arčiau, ne savo žmogaus, o galbūt tarp savo žmogaus viduryje ir tarp Janio Antetokounmpo, tai padedant būtent tam pagrindiniam žmogui, kuris stovės prieš Janį Antetokounmpo. Ir tai gali būti bet kas, kadangi dažnai greitose atakose mes irgi matome tokias, greitojo puolimo sienas, kaip mėgsta sakyti NBA ir Europos treneriai, kuomet ne vienas žaidėjas bando tvarkyti su Janio Antetokounmpo prasiveržimais. Galima kažkiek atsitraukti, kadangi Janis praktiškai tritaškių tų nebemeta, bet viską dabar jisai stengiasi daryti iš vidutinio nuotolio ir kartais jis įeina į tą vidutinį metimą, ypač mėgsta vieną driblingą kairę ranką ir tada metimą iš vidutinio nuotolio. Ir tikrai labai neblogų procentų kol kas tuos metimus pataiko. Tai manyčiau, kad reikės ir aukštesnio žmogaus, kuris stovėtų prieš Janį Antetokounmpo, nes norėtųsi, kad bent jau čia būtų pakelta ranka ir kažkiek apsunkinti tie metimai. Iš kitos pusės, tos pagalbos ir vėl atneša savo rizikas. Jeigu tu eisi padėti, Janis, kaip ir sakiau, labai gerai nuskaito situacijas, labai gerai išsimėto kamuolius paskutiniu metu, tu ir vėl rizikuoji su vienu ar keliais greitais graikų perdavimais ir laisvais tritaškiais po pagavimo, arba tiesiog klausinėmis situacijomis, kuriuose graikai gali veržtis link baudos aikštelės ir toliau arba mesti, arba dar tampyti gynybą keliais perdavimais. Taip pat yra ir keletas situacijų, kurias Vasilis Panulis naudoja Janiui, kuomet jis priima kamuolį ant baudos aikštelės kampo, taip vadinamos elbow area, arba tiesiog alkūnė. Kitokio vertimo tiesiog lietuvių kalboje nėra. Tuomet jam priėmus kamuolį, vienoje pusėje stovi Kostas Papanikolau arba kitas koks nors geras metikas. Silpnoje pusėje arba tiesiog toje pusėje, kur yra daugiau žmonių, vyksta stegeris arba dvigubą užtvarą vienam iš metikų, kad jis kiltų į viršų. Ir iš tikrųjų ten graikai net nelabai bando žiūrėti tos opcijos, tai yra veiksmas tiesiog tam, kad užimti tuos 3 kitus pagalbinius žmonės ir kad Janis turėtų tiesiog daugiau erdvės. Ir vat būtent ką ir minėjau, reikia uždaryti tuos prasiveržimo kelius Janio Antetokounmpo, nes kitaip jis yra per stiprus, per greitas ir paprasčiausiai per aukštas, kad galėtum jį sustabdyti 1-1. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dar vienas dalykas, kurį graikai žaidžia su Janio Antetokounmpo, yra tos išvirkštinės užtvaros, kuomet, pavyzdžiui, Janis atsivaro kamuolį ir jam užtvarą stato Kostas Papanikolau. Ta matėme ir prieš italus, man atrodo, tą matėme kelis kartus prieš ispanus. Ispanai darė geresnį darbą, italai, pavyzdžiui, bandė pirmose rungtynėse šiek tiek eiti ir stepautuoti su mažu gynėju, bet Janis tiesiog pamato, kad jį dengiantis žmogus yra kažkiek galbūt nepratęs prie tokių situacijų, eina nuo užtvaros, sproksta, vėl rodo savo pirmą žingsnį ir tada jau ten baudos aikštelėje, Dieve padėk, sustabdyti jį įsibėgėjusi ir pašokusi į aukštį yra labai sunku. Kaip ir vėl minėjau, tą reikės atkreipti dėmesį ir mače su Lietuva, uždaryti prasiveržimo kelius, nes jeigu tu jau leidi jam įsibėgėti, pražanga arba taškai 95% kartų. Tai čia vien apie tą Janio žaidimą 1-1. Kitas dalykas. Kostas Lukas arba Tyleris Dorsey kartu su Janiu žaidžia nemažai 2-2, ypač Kostas Lukas. Ir jeigu tu ginsies su Jonu Valančiūnu, ta pasyvesnė gynyba arba kuomet Jonas Valančiūnas kyla į užtvaros liniją, gali būti problemų, nes čia yra 2 dalykai. Kostas Lukas yra labai geras pasuotojas, Janis Antetokounmpo yra tikrai labai solidus leidimuose link krepšio situacijose. Italai bandė gintis kažkiek pasyviau su Nikomeli, su kitais italų aukštaūgiais ir nieko gero iš to nesigavo. Janis yra tiesiog per greitas ir net jeigu ateina pagalba iš silpnosios pusės po krepšiu, įsibėgėjusi Janį, vėlgi pasikartosiu, sustabdyti be pražangų yra be galo sunku. Ispanai tuo tarpu labai daug keitėsi. Ir manau, kad čia yra tas dalykas, kuris padėjo lietuviams ir mače su latviais. Kodėl tai kažkiek veikia? Nes visų pirma, susikeitimas eliminuoja tą dalyką, kad Janis Antetokounmpo gali rolinti, leistis link krepšio, gauti lengvą pasą, pelnyti 2 taškus. Susikeitimas eliminuoja Kostos Luko kūrybą, ką padarėme ir su Arturu Žagaru. Taip pat, Kostas Lukas tikrai gerai jaučiasi prieš pasyvesnės gynybas, nes jis gali įsibėgėti, mesti tą savo vidutinį metimą, ką labai gerai daro tiek jis, tiek Rokas Jokubaitis. Čia tokių ieškau tiesiog paralelių, kad jūs galėtumėte lengviau įsivaizduoti, jeigu nesate matę tiek daug Kostos Luko žaidžiančio. Tai ispanai keitėsi, jie keitėsi darydami tos trigubus susikeitimus, kuomet yra įpaišomas dar ir trečiasis žmogus iš silpnosios pusės, kadangi nebeliktų prie Janio tuo metu ispanų gynėjo, ir tuomet jau bandė gyventi su tomis pagalbomis, apie kurias kalbėjau jau anksčiau. Tai manau, kad tai yra
Gana neblogas planas, eliminuojantis būtent tą 2 prieš 2 žaidimą ir Kostos Luko kūrybą. Ir sprendžiant iš to, kaip mes bandėmės gintis tiek prieš suomius, tiek prieš latvius, manau, kad ir mes pamatysime nemažai susikeitimo būtent tokiose situacijose. Nemanau, kad pamatysime vieną gynybą visų rungtynių metu, kadangi irgi Giannis Antetokounmpo yra labai geras žaidėjas ir pamiksuoti tas gynybas prieš jį nebūtų blogai. Taip pat mes draugiškose berots nesigynėme aikštės gynybą, bet labai įdomus momentas būtų prieš graikus galbūt išbandyti ir šitą dalyką, bet kadangi jie ir 30% turi labai gerą, ir ispanai bandė tą daryti, nelabai tas gavosi, ir lietuviai nelabai išbandė tą zonos gynybą per draugiškas rungtynes ar čempionate, čia jau būtų labai drąsus ir įdomus sprendimas iš Rimo Kurtinaičio. Bet hei, toks buvo jau ne vienas šiame čempionate, tai nenurašau ir to. Bet šansai labai minimalūs. Na ir galiausiai, kur mes galime bandyti laimėti rungtynes. Tai yra Janio Antetokounmpo greitos baudos ir galbūt jam teks dengti Joną Valančiūną, kadangi priekinė Graikijos linija tikrai nėra stipri. Janis Antetokounmpo pradėjo starto 5 rungtynes prieš ispanus, tiesa ir ispanai nelabai turėjo centro, Willy Hernangomesas ėjo nuo suolo. Tačiau ar Dinos Mitoglu dengs Joną Valančiūną, jeigu šis žais daugiau? Manau, kad Jonas čia galės tiesiog siausti. Jeigu Janis dengs Joną Valančiūną, tai mums yra tik geriau, nes bus galima bandyti išprovokuoti Janio pražangas ir tuomet bandyti laimėti rungtynes tose minutėse, kuomet Janio nėra. Čia yra viena iš Graikijos problemų, nes ten iš karto pasidaro labai sunku puolime. Taip, Kostas Lukas bando patraukti, Tyleris Dorsis bando patraukti, bet su jais tvarkytis yra tikrai daug lengviau. Reikia išvengti visokių atkovotų kamuolių, tokių energijos dalykų, kuriuos atneša į aikštelę Kostas Antetokounmpo ir Thanasis Antetokounmpo. Tose atkarpose graikai bando kompensuoti savo puolimą savo gera, labai aktyvia gynyba ir būtent šių dviejų brolių energija laimėjo mačą graikams prieš italus. Janis tikrai, jeigu nesusirinks pražangų, ilgai ant suolo nesėdės, bet tos 5 minutės gali būti esminis mačo faktorius. Ir pačiai pabaigai dar vienas graikų minusas, kuriame jie tikrai strigo rungtynėse prieš ispanais. Tai yra labai aktyvi ir agresyvi gynyba visoje aikštelėje. Jie prarado tikrai nemažai kamuolių, nesijautė užtikrinti ir kiek kalbėjau su graikų kolegomis, jie to prisibijojo ir prieš Izraelio rungtynes, nors šiaip jautėsi tikrai pasitikintis. Žodžiu, va tokie dalykai mūsų laukia iš graikų pusės. Labai įdomu pamatyti, koksgi bus Rimo Kurtinaičio planas, kaip mes bandysime stabdyti Janį Antetokounmpo. Aš manau, kad reikia bandyti kuo daugiau keistis, aš manau, kad reikia bandyti dvigubinti Janį Antetokounmpo ir laukti tiesiog graikų kitų žaidėjų dovanėlių, būti labai geriems klausautinėse situacijose ir nepamiršti pražangų stabdančių greitas graikų atakas, bei tose situacijose, kuomet Janis liks su mažesniais lietuvių žaidėjais po krepšiu. Tiek šiame video, tikiuosi, kad jums patiko, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalo. Labai laukiam ketvirtfinalio ir pasimatysim po jo. Ačiū, kad žiūrit, iki.